Ne vieną amžių saulės šviesos ir energijos sugavimas buvo mokslininkų šventasis gralis. Šiuolaikinės saulės energijos srityje profesorius Michaelas Grėcelis garsėja savo novatoriškumu. Tačiau taip buvo ne visada. 30 metų jo kolegos manė, kad jis išprotėjęs. Buvo sunki pradžia ir sunki kelionė. Ypač pačioje pradžioje. Žmonės buvo skeptiški, o mes darėme tai, kas prieštarauja vyraujančiai nuomoniai. Kai profesorius Grėcelis ėmėsi darbo, saulės technologija buvo paremta silicio skydeliais. Tačiau jis turėjo kitokių minčių. Jam atsakymas glūdėjo gamtos pasaulio spalvose. Aš visada jaučiuosi laimingas savo žaliojo vaismedžių sodo apsupty. Myliu gamtą. Gamtos sistema mane įkvepia. Gamta žino, kaip paversti saulės šviesą energiją fotosintezės metu. Grėcelis pradėjo ieškoti būdų, kaip imituoti šį procesą ir sukurti tvarios energijos šaltinį. Buvau užsidegęs rasti sistemas, kurios naudotų iš šviesos gautą elektrą. Ir tai darytų ne imituodamos natūralią fotosintezės sistemą, o išnaudodamos jos svarbiausius elementus. Jo novatoriškas darbas buvo paremtas paprastu principu. Pigmentas, kuris suteikia augalui spalvą, kartu yra cheminė medžiaga, fotosintezės metu paverčianti saulės šviesą energiją. Remdamasis šiais spalvų pigmentais, Grėcelis sukūrė dažus. Šiandien jie padeda kurti Grėcelio spalvai jautrius elementus. O viskas vyksta taip. Titano dioksidu padengtas laidusis stiklas pamerkiamas į trintas avietes. Gautas rožinis pigmentas yra puikus anodas. Katodui sukurti grafitu padengiamas antras stiklo gabaliukas. Grandinė baigiama keliais lašais jodo. Stikliukas pakišamas po šviesa, kuri atstoja saulę. Saulės šviesos paveikti elektronai išteka kaip elektros srovė. Ir štai, aviečių sulčių saulės elementu maitinamas fenas. Grėcelis mūsų miestuose visur matė stiklą, milijonus metrų iki dangaus besistiebiančio stiklo. Visą šį stiklą padengus skaidriais Grėcelio elementais būtų galima lengviau užtikrinti jų aprūpinimą elektra. Tačiau 20-ojo amžiaus 10-ajame dešimtmetyje jo saulės elementų efektyvumas nebuvo didelis ir niekas nenorėjo jam padėti. Mūsų finansavimas greitai pasibaigė. Niekas mumis netikėjo, tik aš. Kartais mokslininkas turi būti labai atkaklus. 1994 metais įvyko tai, kas apvertė visą Grėcelio gyvenimą ir darbą aukštyn kojomis. Tada sutikau Tobį. Esu Tobis Mayeris, Solaronics generalinis direktorius. Prieš tai buvau doktorantas profesoriaus Grėcelio laboratorijoje. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Dirbdamas su Tobiu, Grėcelis stengiasi padidinti saulės elementų efektyvumą. Juos vis dar lydėjo kitų skepticizmas, kuris nėra labai retas, kuriant naujas medžiagas. Iš pradžių visi buvo skeptiškai nusiteikę ir netikėjo, kad kada nors saulės elementas taps naudingas. Žmonės tikėjosi, kad šis naujas daiktas pasirodys greitai ir elegantiškai. Niekas nesuprato. Taigi, norėdami užsitarnauti žmonių palankumą, partneriai padidino sintetinio dažo efektyvumą ir tai leido jiems kurti realius produktus. Čia matote stalą, prie kurio pritvirtinti spalvai jautrūs saulės elementai. Jis gali pakrauti telefoną ar kitą elektroninį prietaisą vien tik sugaudamas dienos šviesą. Stalo pagalba galite pakrauti savo telefoną nemokamai.
Grėcelio darbas prasidėjo prieš 40 metų, jo saulės nutviekstame sode. Tada jis turėjo paprastą idėją ir daug ambicijų. Šiandien spalvoti Šveicarijos konvencijų centro langai, padengti plona Grėcelio elementų plėvele, yra tarsi paminklas jo vizijai ir užsispyrimui. O padidinus jų efektyvumą taip, kaip jie tikisi, galbūt vieną dieną jie padės aprūpinti elektrą ištisus miestus. Galbūt tai nenutiks labai greitai, bet Grėcelis ir toliau nenuleis rankų. Kaip žinote, mokymasis yra mokslininkų opijus. Tai mūsų opijus. Supratimas ir mokymasis. Tam nėra pabaigos. Merci beaucoup. Voilà.